Suparto nuorinimas. Kaip nuorint supartą. Jeigu jūs keitėt, pavyzdžiui, stabdžių šlangutės, arba buvot nuėmę supartą remontui, keitėt ten gumas, cilindriuką ar ką nors, tai po to jums būtinai reikėtų nuorint supartą, išvaryti orą iš suparto, ne? Tam reikalinga atsukti va štai šitą štucerį. Vienas to, aišku, nepadarysi be specialių prietaisų. Tam bus reikalingas mums pagalbininkas. Galima paprašyti bet ką. Mamą, tėtį, ten, nežinau, draugą, nes nieko čia sudėtingo nėra. Jam tie reikės spaudaliuot stabdžių pedalą. Vat, o jūs išleidinėsit čia orą iš sistemos. Nu ką, ir pradedam. Tai va, antram žmogui reikės spausti stabdžių pedalą 3-4 kartus. Įspaudžiam stipriai stabdžių pedalą ir laikom. Tuo metu jūs ateinat čia, pasiimat raktuką va, ir atsukat šitą. Išeina oras, nu čia dabar sistema yra pilna, dėl to oro nėra. Bet šiaip išleidžiat orą, oro burbulai visi išeina. Pedalas tenai pradeda važiuoti žemyn, mes jo nepaleidžiam, užveržiam čia ir tik po to, kai jau tenai yra pilnai užveržta, galim vėl pradėti pumpuoti. Vėl 1, 2, 3, 4 ir vėl laikom. Jūs vėl ateinat čia, atsukat štucerį. Vėl pradeda bėgti skystis, arba išeina oras, pirmiausia, aišku. Pedalas tenai važiuoja žemyn, mes jo nepaleidžiam, vėl užveržiam čia ir padarom šitą operaciją tiek kartų, kiek reikės, kol mes nepamatysim jau išeinantį stabdžių skystį be oro burbulų. Vat. Taip pat reikia stebėti tuo tarpu stabdžių skysčio lygį po kapotų pokelį, nes išvarinėjant galit paskui tenai įsiurbti orą. O jeigu tenai įsiurbsit orą, tai reikės jau tada išpumpuoti visą sistemą. Tai va, stebėkit tenai lygį, kad visą laiką pokelis būtų pilnas. Va, ir po biškį dviese va čia va taip išleisit. Nu ką, ir viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Visiems sėkmės.